Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Susitinkame jau trečiame epizode iš kaimelio atgimimo. Ir ką, šiandien vėl tęsime savo darbus fermoje. Tai va, iš tikrųjų, galbūt jums kažkiek nelabai pažįstama yra. Šiek tiek keista, kodėl kiti angarai, kiti laukai ir panašiai. Trumpai taip pat paaiškinu greitai visą priešistorę. Antro epizodo pabaigoje matėte, kad galvojau, kad užkrešino man Belarusas. Bet pasirodo, man užkrešino visas savegėjimas. Ir jo, žodžiu, pabaigus seriją rašyti, tarsi viskas, baigiau filmuot, reikia išsaugoti, neina, užkrešinį iš vis. Ir viskas, tarsi neišsisaugoja, vėl viską realiai turėjau iš naujo daryti. Tai viskas, sakau, imu kitą patikrintą mapą, tai The Old Streams Farm. Tarsi geri rašytojai, kurie parašė, ta prasme, šitos žemėlapis metai iš metų eina šitas žemėlapis, tai su jo skriptai visi tvarkoja, tai žodžiu, aš ten galėjau vėl viską atkurt, bet tokią padarykim priešistorę, kaip sakant, aš mėgstu, kad būtų idėjinis kažkoks, bankrutavo ūkis arba už gerą kainą nupirkome kitą, kaip aš visada mėgstu sakyti. Tai žodžiu, jo, esmės niekas nepasikeičia, tie patys mano 20 limuzinų persikėlė į šitą ūkį, va, jie čia ganosi, viskas tvarkoja. Technika iš esmės identiška, nuo ko pabaigiam to ir pradėsim. Tai va vėl siemoji, kultivatoriai, plūgą tik pasikeičiau, šienapjovę su geru dealu nusipirkau, bet principas tas pats, kombainas, Belarusas, ten tą Belarusą irgi tik kad pakeičiau už panašią kainą į 1.2.1. O šitas tiesiog buvo jo, sakau, geras eilas, tai vis tiek, kadangi mums reikės šert, tų kaip ir šnekėjau, rulonų iš tikrųjų parsivežiau nusipirkęs. Nes, dabar reikėjo, mums pradžiai reikia kažkaip pašert limuzinus, nes persikraustymus į naują fermą nėra taip lengva. Ir iš tikrųjų turiu dar nusipirkęs 2 priekabas siluso, tvarsime rulonų. Tai iš kito ūkio, tai reikia važiuoti dabar paimti iš tikrųjų, nes mums reikia pasišert savo limuzinus. Tai žodžiu, dabar galvoju, su kuriuo man slanto nepartemsiu. Jaučiu su Masėjuku. Važiuosim. Tai va, Hebra, kažkuris sakėt, kad labai norit tų visų modifikacijų. Tai modifikacijų matpeką padarysiu, bet dabar dar tikrai visko nesukrausiu. Aš kol neišbandysiu visų modų, nesiūlysiu jums. Su to servizu, pagal kas viskas tvarkoja, nes labiausiai matau jūsų norima modifikacija. Tai yra būtent šitas jo, kad galėtume tvarkyti techniką ir panašiai. Tai šitą aš jums įmesiu į linką aprašymą. Ten galite susirasti. Tai va, jo, šitas žemėlapis, kaip žinom, iš daugelio farmingų, tai tikrai yra labai fainas, labai geras. Nuo 15 nors farmingais pradėjęs eiti yra, tai tikrai jisai ir gerai parašytas ir viską. Tai, žodžiu, nekaltinu aš Selendros žemėlapio, tiesiog durna situacija. Galbūt kažkokia kita modifikacija su jūsų sukrešino ir taip nutiko, nežinau. Pasikrovė kažkiek ir pakrovė mums kažkiek tų ruluniukų. Prisikabinsim, parstemsim. Nu, iš likučius iš tos fermus nusipirkom. Tai čia vat yra ir praluptų. Žodžiu, mums tiek pradžiai mums dabar kažko reikia, tai mums dabar bus viskas normaliai. Ir šitais užteks. Dabar parstemsim namo, išsikrausim ir pasišersim pilnai limuzinų savo. Ir tada galėsim iš tikrųjų važiuoti laukų. Reikia pelenamų vieną nusikult, turim rapsą. Nusikulsim rapsą, tada žirnių, matros, vieną turim lygtais. Ir gerai pamenu, jo, nusikulti tada reikės ir žirnius ir tada jau galėsim šokti kitur. Čia važiuojam, mažiau tais keliais važinėti reikės. Šiaip priekabas neblogas, reikės ir mums šitą tokias įsigyti. Bet, sakant, viskas su laiku. Negalima iškart visko turėti. Pasistatysim štai šičia.
Iš tikrųjų, jo, kas su to modu yra labai gerai, kad nepalik niekada šviesų, nes aš jau buvau palikęs ir išsikrauna netgi akumas, tai labai nebloga modifikacija. Tai žodžiu, jo reikės ir tą pasirodo prižiūrėti. Gerai. Padedam dabar šitą čia. Oho. Nejaugi turėsim bėdų. Per roloną. Nu, 3,5 tonos jau biški yra. Ką kelt? 3,5 litrų. Čia ne tonos, tai reikia biški skirti jo. Na ir žiūrim, kiek mums čia dabar jo reikia. Čia viso negalime jaučiu įmest, nes dar reikės šieno. Jo, dabar reikia dar šieno biški ir dar galbūt šiaudų dar čiut reikės. Reikia vėl prisižiūrėti, nebeprisimenu, kiek maždaug to santykio reikia. Aišku, priklausydavo visdos nuo... Priklausydavo grinai nuo kokį kiekį darom. Jau pastebėjau, kad jau filmuojant ar kažką jau mano procesoriaus ir GPU biški trūksta. Tai manau, greitų metų iš tikrųjų atsinaujinti biški. Na, pilna. Nes, nu, kadangi vis tiek norint kurt kontentą, reikalauja, nebeišeina geriausiais nustatymais, kaip sakant, nes man tai kaip ir užtenka, bet vat, kad jum galbūt būtų geriau, reikia jau šį bei tą patobulinti. Taip, tai turim 10 kubų, kaip čia sakau. 10 kubų, pažiūrėsim, ką mes čia prišersim. Tak, stipside. Left. Iš tikrųjų, kur tie šerimai dar pakol kas nelabai žinau. Kardaną buvau pamiršęs prisijungti, nu kaip visada. Nu, pabiški didėja, čia kaip matau, kalb konkrečiai. Tai čia reikės ne vieną užsimaišyti. Pabiški, kažkaip debiliškai, kad ne toj pusėje. Išpilimas iš tikrųjų, tai... Jo, mums reikės užsimaišyti čia neblogai. Žinau, ką reikia, dar reikia vieną paletę to nusipirkti, matau, nes mums reikia... Nežinau, čia jis kažkaip... Čia... Va, mineral feed, mums šito reikia. Reikės nuvažiuoti parsivežti. Tai va, 10 tonų, tai čia nieko palyginus kaip matau yra. Praktiškai tuščia. Žodžiu, dabar susimiksuoju aš dar kelis. Ir tada lieksim toliau. I never see the lights out. They got me overdrive. Fancy on a fast car. This is how you make me feel. Don't stress me now. I got the overdose. I'm feeling it in my bones. And if you say that I'm lying to you, you say it's a killing me. I wish I could fall asleep. The problem is
Va, parsivilkom šitą mūsų kreiktuvą, kaip čia pasakyti. Tai bandom įsimesim rulonų. Reikia kažkaip čia, jeigu gerai atsimenu. Va. Atsidarom. Įsimesim ruloniuką. Tas šakės, aišku, vat norėčiau, kad farmingo 25 biškį būtų sutvarkyta fizika iš tikrųjų su tais rulonais iš tikrųjų, nes, nu, į šiaudą įsmeigus, tai jisai čia ne pats nukrenta. Žodžiu, privažiuosim dabar su Belarusų biškį atgal. Nu, krisk. Nu. O. Labai komplikuota viskas čia kažkodėl. Taks. Ne, mums reikia ne kiaulės, mums reikia savo limuzinus. Iš tikrųjų, vat, norėčiau kukurūzus jau reikės, manau, pradėti. Tai labai daug norų yra. Taks, pasižiūrim, ar viskas čia tvarkoja. Jo, šiaudų biškį paduosim, kad pasikreiktų. Manau, porą rulonų bus pats tas. Nu jo, to vieno rulono net nepajus jie. Reikia dar šiek tiek. Žodžiu, reikia tuos išsikrauti, reikės atiduoti priekabą. Jiems nuvežtus tiek. Tai, žodžiu, išsikrausim skui priekabą. Nu, vas, tai su rulonais jau sakau biškį. Tikėkimės pagerės fizika pati. Nes, pavyzdžiui, juos ir kraut, ir su repliam, nu, kas farmingą žaidžia, tikrai suprantat, apie ką aš neku, kad nu, labai komplikuota yra pakraut juos. Šokinėja jie, nesusispaudžia. Aišku, aš suprantu, kad čia jau tada reikės labai, manau, rimto kompo. Kad, pavyzdžiui, atsirastų toks, kaip, nu, riskim atspaudį su repliam, susispaustų rulonas. Nu, bet aš manau, kad čia bus, jo, ir sakau, ir gal netgi varikliuką reiktų keisti, jau tada farmingo visą, tarėsime, ant ko visas žaidimas pastatytas. Nu, taip kažkiek, kad gali įkrist. Žiūrėkit, paliksim taip. Biškį prispausim. O. Nu, va, prikreiksim čia jam. Galės čia savo minkštai. Minkštai savo būt. Šiaip reikėtų dar vieną, nes trūkumas yra. Jo, tai žodžiu, mums jau reikės gerokai šiaudų. Taip, kad kultūrų atžvilgiu, kai darysim sėjimus, reiks atsižvelgti ir į tai, kad reikia ir šiaudų. Iš tikrųjų, jo, pasižiūrėjau, kad turiu modų prisirašęs iš tikrųjų ir kaip ten ir lygtis jogurtus gaminti, ar tuos dar ten kažką lygtis, kažkokius limonadus, bet ten reikia ir su cukriniais runkeliais dirbti, cukrų išgauti, paskui reikia ten dar visokių kultūrų, nu žodžiu, ten reikalų yra, bet visai norėčiau nuskui, nes visados mes bandom visados tą patį per tą patį, darsime, aš apie save šneku, kad vis tiek pagrindas, vis tiek gyvūnai ir panašiai. Šiaip jau su avim, ką galima, ten galima netgi ne tik kad vilną pardavinėti, mes galim ir tą iš tikro ir ten rūbus gamint, ten irgi ganėtinai neblogai moka. Na tai
reiktų pasižiūrėti iš tikrųjų tų, ką ten galėtumėm dar geresnio kažką padaryti. Tai manau, reikės dabar užsikurti kombainą, nusikult rapsą prie namų ir tuos jaučių prie namų tai sodinsim, kur arčiau yra, kad su šiaudais, ta prasme, kad būtų vyta ar barliai, kažką tokio, kad mes galėtumėm prie pat parsivaryt savo šiaudų. Biškį pašildom kombainą. Priekabą, palaukit, turiu aš ją. Jau gerai atsimenu, ten turiu nutempęs. Per daug nenoriu liekt, kol neužšyla. Vis aš pradedu lakstyt, o po to žiūriu, kad neužkaitęs variklis dar. Tak, priekaba štai šičia. Čia pačia mes turim labai daug, čia reikės jaučiu ateityje visus rulonus susikraut. Ir priekabas mūsų ateityje. Visokius padargus. Ir aplamai kažką galėsim plėstis čia. Tai va, jo, šitas mapas jau turbūt tikrai daugelis žinot tikrai, nes, nu, labai geras mapas. Allstreams Farm. Linkas aprašymė, kaip visada, jeigu kažkas dar nesu susidūrę, bet manau, kad tikrai ne vienas būsit susidūrę su tokiu dalyku. O, kaip čia dabar reikėtų biškį kažkaip tą priekabą. Nenoriu šie per daug šitus krūmus nuvaryt. Nes kombainas mūsų motoras pro pagrindinį važiavimą netelpa, tai pro čia aš bent jau atvažiavau, tai greičiausiai per čia ir reikės išvažiuoti. Šiaip galim pasižiūrėti, galbūt ateičiai, ar mes pratelpam čia, ar nelabai. Ai, nu jėli. Jo, taip. Vos ne vos. Tai va. Čia nieko nusibarsti nebuvom iš tikrųjų, nes trąšų kainos patys matėt kokios. Dabar jau biškį stabilizavusis, vis tiek ir apsisodinom. Nebuvo geros kainos, tai jo. Bet paskui jau viską reikės nusibarstyti, sakant, kad kuo daugiau efficiency, kuo daugiau to derliaus išgaut. Iš tikrųjų, jo, hebras, kažkas žiūrėjot, labai norit Droningburgo modų, ten kitas norit Belaruso modo ir sakot, visi meskit modus. Aš padarysiu matpeką, sakau, atfiltruosiu tos visus modus, kurie yra bugovė ir nereikalingi. Ir tada aš jums ir padarysiu ir po video vieną matpeką įmesiu. Tai biški kantrybės. Tada viską sumesiu jums, padarysiu ir galėsite siūsti viską, tas modifikacijas, kurias išnaudoju. Nes, nu, patys suprantat, biškį ir laiką užtrunka, kol viską sakau. Aš noriu atrinktus modus, ne tai, kad tiesiog sumest viską, daleiskim, kad aš tiesiog, ką aš turiu prisirašyti, nes aš tų modifikacijų turiu ganėtinai nemažai, bet aš noriu atrinkti būtent, sakau, to save game'o. Kaip sakant, kad, nu, kad bereikalingai. Jums, pavyzdžiui, tokių kitų modifikacijų, kur aš nenaudoju ir galbūt jums bus net nereikalingos. Arba, kaip ir minėjau, tarsime su blogais skriptais. Žodžiu, prisikabinam šienapjovę, nes mačiau šiaip yra ir tų kontraktų, lygtais neblogų, bet šiaip 16 000 moka neblogai, būtų mum padaryt. Dabar gal biškį turiu savo, bet irgi paskui savo nespėsiu nusipjaut. Tai žinot, ką padarysim? Padarysim, nežinau, čia labai protingas dalykas. Pastatysim darbuotoją, Zigmą pasamdysim, kad Zigmas nupjautų mum žolę, o mes per to tarpu uždirbsim šiek tiek pinigų į fermą. Nežinau, ant kiek čia yra galbūt logiškas, nelogiškas sprendimas. Samdytis kitą žmogų, kad dirbtų pas tave, o tu dirbsi pas kitą. Bet finansiškai mums apsimokės. Taip, žiūrėkit, galbūt
Visai neblogai. Mūsų įbinsai, mūsų žirniukai auga. Nu, kai sunkiai lipa. Šiaip šiandien apie 4 metrų jaučiu, kad turėtų jausti biškie. Ta prasme taip jau nemenkai, manau. Bet 4 metrai jau, sakykite, ką norit, bet jau matosi iškart, kad, nu, kaip sakant, kad iškart 4 metrai yra. Nupjovimas jau kits reikalas visiškai. O čia yra medis, tai čia, žodžiu, nelabai išjaučiu apipjaus man kaip reikia, bet gerai, žodžiu, šiandien jau paleidžiam. Dabar maišystom traktorių jaučiu. Jau pats pasitraukia, matau, kad jie maišė. Būtinai, sakau, jo nepamiršti, lempas reikia išjungti, nes paskui išsikrauna kumas, jau prisiveš krokodilus, paskui viską, visokių nesąmonių. Gerai, 37 lauką Boro Items. Ta dar nesėdėjomės. Mūsų ūkis tai iš vis tokių technikų net nematęs. Tokį Magnumą. 340 kumelių. Nu, čia stipru. Nieko. Ateityje ir mes tiek turėsim. Dabar, sakant, teks tik pasidžiaugti. Vis dar ne savo. Aišku, čia su visom GPS sistemom, su visko. Tai rimtas aparatas. Mums reikia kurį 37 lauką supresuoti, aišku. Jo, 37, kur iš randos. Žodžiu, lekiam iki lauko ir susitiksim ten. Na tai va, radom šitą lauką. Šiaip ne taip, biškį ne ten buvau nuvažiavęs, nu bet žinot, kaip visada, kai enama nesi susibraižęs laukų, tai reikia žiūrėti palei save, kas ten kur užsideklaravę ir panašiai. Žodžiu, jo dabar apsipijausim, kadangi yra paskui navigacija, tai dursim navigaciją, automatinis vairavimas, kai bus mūsų traktoriuose, tai šiaip turiu vienam traktoriui Belarusė didžiajam. Tai tikrai esu patenkintas, dar daug darbų nedirbė. Praktiškai dabar jis vis tiek tik prie fermos darbų darbuojas, tai bet paskui jau viskas bus žymiai paprasčiau. Purškimą dabar ir naudosim iš tikrųjų Belarusą. Ta 1.2.2.1, nes tiesiog automatinį vairavimą turi ir tikslesnis trąšų įterpimas, tikslesnis purškimo, sakant, chemijos įterpimas į žemę. Bei žinoma, žemės dirbimo darbai žymiai palengvėja, neslėpkim to. Ateityje, žinoma, vis tiek, bet kokiu atveju, visi traktoriai nenori privalės turėti jau tą automatinį vairavimą. Dėl vienos labai paprastos priežasties tiesiog, nu, tikslumas, našumas, o mes pasijungiam. Elementarus dalykas ir viskas. Tai va, dabar nuskutam žolę. Paskui susigriebsim, iš tikrųjų galvoju, galbūt netgi savo vieną traktorių atsivarysiu, kad grėblių užvaryt, nes žymiai geriau, mažiau užtruksim, mes su dar savo prie masijuko grėbliais drąsiai pavilks, tai manau, kad taip ir padarysim.
Tai va šiaip ne taip ir nusipjovėm ir susigrėbėm ir susipresavom ir jau kaip matot ir efektyviai su 2 traktoriais apdirbinėjom. Dabar man tik įdomu, kur man reikia nuvežt. Kur man reikia nuvežt, lygtais buvo Animal Dealer. Bandom ten nuvežt. Čia netoli, tai turėtumėm surast, manau. Tai va, visai norėčiau porą kitkų savo pasimt. Žiūrėsim, gal netyčia įvyks. Netyčia įvyks ir pavyks. Tai, nu tai ką žiūrėsim. Kaip čia gaunas. Nes žinot, priedas, vieną kitą kitką jam nepasijaus, o man gali pasijaust. Ir sušert man reikia ir panašiai. Taks, čia galimai, ne? Kas čia yra? Gyvūnus pirkt. Galbūt štai šičia. Jo, Animal Dealer. O kiek daug procentų turim 20. Tai va, mes nuvežėm tiek kitkų ir turim 73 procentus bendrai. Mums reikia paskaičiuoti daugmaž kiek mums reikia. Perteklių pasiliksim savo. Jeigu taip išeis, kažkada esu bandęs lygtais, kada nelabai gerai gavos, nes lygtais ten kažkaip ar užsibūgina tos kitkos ar kažką, žodžiu, bet reikia pažiūrėti. Tai va, žodžiu, su keisiuku pradirbau irgi šiek tiek jau, tai norėtus jau iš tą mūkį kažko panašaus, tai žiūrėsim. Žiūrėsim, ką mes čia galėsim panašaus. Labai greit primetam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Realiai 2 pilnos priekabos išeiti turėjo. Tai va, jo, nežinau, minėjau jo, kad tai va, iš tikrųjų noriu atsinaujinti biškį kompiuterio specifikacijas. Tai nieko kosmiškai galbūt čia nepavyks atsinaujinti man, nes nenoriu aš labai daug keist, kadangi žiūrėjau, aš norėčiau labai atsinaujinti vaizduškę, dabar pas mane stovi GTX 1660 Ti, aš norėčiau atsinaujinti bent jau 3060 Ti arba 3070 arba 3070 Ti, tai žiūrėjau, kad nu, va tokios yra, kur dar man nereiktų keisti PSU, ta prasme, mano maitekas dar vežtų, bet jeigu jau norėčiau, aš šiaip visai sutikčiau į 3080 keist, nes, nu, vis tiek, streamą paleisti viską reikia, tai, žodžiu, norėčiau biški ją, kaip sakant, pagerinti, bet tada reikia ir PSU keisti, jeigu keisiu PSU, tai jau ką jau ir vaizdo, tą pagrindinę plokštę jau reiktų keisti, nes vis tiek jau kažką naujau. Tai realiai tada visą kompą reikia keisti. Tai vaskau dabar, nežinau, galvoju biudžetinį variantą, galbūt pasikeisti kokį tramšiam Ti. 9 rinkai mačiau yra, galbūt, iš tikrųjų biškį bijau pirkti 9 dalykus, bet, nu, tikėkime, kad veiks. Ir procą jau išimsiu naują, tai galvoju apie AMD Ryzen 7 5700X. Lygtais kažką tokio aš maščiau ir žiūrėjau. Tai vat ir toks upgrade'as gautus apie 400 eurų kažkur. Tai galvoju, galbūt kažkiek padidės, o paskui galvoju, gal ir kokius ramus dar dasimeščiau, nes dabar turiu 16, aišku, DDR4 yra ramai, ne DDR5, jau norėčiau, kaip sakau, jeigu jau keiščiau į Tram 8, tai jau keiščiau turbūt iškart į DDR5 platformą. Ir tai va, žodžiu, nes, nu nežinau, kaip čia kitaip protingai, kaip sakant, čia padaryt. Žodžiu, čia dabar nesurinksiu, nes
nepaims jisai čia. Man nesmaišys. Nu, tegu susirinka jis tas. Tas kitkas. Ta ir tą dar paimk. Tai va ir sakau, jo, taip kažkur taip atsinaujinčiau, nes, sakau, dabar jau kokį filmuoti farmingą kažką, šiaip atrodo, kad farmingas visiškai nereikalaujantis dalykas yra, bet, žinokit, paleista ant Streamlabs, ant viskas su streamais, kad, tarsi, jum, nežinau, esu pastebėję, bet būtent tas galutinis vaizdas jum tikrai pablogėja. Nes tiesiog procesorius, tarsi, nu, aš aišku, paleidžiu encoderį per vaizdo plokštę, bet vaizdo plokštė irgi, nu, nebeužtenka jau, nu, nebeužtenka 16 Ti taip ir streamus paleisti ar dar kažką, tai žodžiu, jo, vis tiek reikia atsinaujinti jau. Naują kompą kaip ir, aišku, jau būtų geriau pirkti. Dabar žiūrinėjęs vieną kitą variantą, nežinau, ką labiau tokia apsimokėtų. Ar pačiam statytis naują kompą iš tikrųjų, tai nežinau, galbūt kažkas iš mano auditorijos turit patarimų ar kažką pasiūlyt. Pavyzdžiui, Cam šiam nelabai norėčiau pirkti. Jinai tipo kaip ir, tada jau Cam 7 reiktų pirkti, nes Cam 7 tikrai geresnė. Ir, pavyzdžiui, sunaudoja mažiau resursų, bet irgi vėl reikia žiūrėti, kad nebottleneckintų. Nebottleneckintų su mano procesorium to, kur žadu dėti, irgi tai vat vėl tokie dalykai, tai, nu, žodžiu, tokie daug apmąstymuose dabar esu. Bet kad reikia to prasme atsinaujinti, tai tikrai. Tai vat, nieko iš tikrųjų neprašau, bet galbūt kas nors norite prisidėti prie mano turinio, kaip sakant, kad kokybė pagerėtų, streamų atsirastų, kaip sakant, nes, nu, dabar, sakau, nelabai benoriu, aš vis tiek jau, kaip sakant, jau, suprantat, su amžium noriu ir tos kokybės padaryti, jum, kaip sakant, noriu duoti ne tik turinį, bet ir kokybišką turinį, tai visai, sakau, kažkas jo atsirastų ir galimybių, nes yra kitų žaidimų, kaip sakant, planuose pastreamint, tai, vat kažką tokio galbūt ir sakyčiau. Na ir va, paskutinė kitka, žiūrėkit, susišnekėjom, paskutinė kitka. Gerai, paliekam Belarusą, išjungiam lempas, susirinksim ir čia jaučiu pilnas yra, jo. Tai va, žiūrėkit, įdomu, turim vieną kitką likusią, įdomu kaip čia viskas veikia. Ar man jinai nedings, mes ją paliksim. Ir aš jie, kad nedingtų, nu, nežinau, galbūt netgi iš lauko dingsta. Iš tikrųjų, tai norėčiau čia kažkaip biškį pastumt. Iš lauko, nu, kad maža ką. Žiūrėk, nu, su to pastumsim. Nes tas jau nebepaima. Labai sudėtinga čia. Nu, aišku, suprantu, sunkiai kitka viską. Nu, va. Čia išstumkim, ją palikim. Galbūt bent vieną kitką. Šiaip norėčiau kokias 3 kitkas, kad liktų. Tai dabar darysim, aišku, standartinę situaciją. Išdėsim biškį toliau ir po vieną. Po vieną kažkaip sustumsim. Kad žiūrėt, kada užsibaigs kontraktas ir kad nepavoktų mums iš jų. Bet galimai gali ir viskas dingti, tai... Nu, tada būsim uždirbę tik tais pelną. Norėčiau galbūt, kad ir mano limuzinai paragautų, ar skani šitą pievos žolė ar ne. Taks, darom vertimą, čia kažkur išversim biškį toliau. Seriausiai visų nesumės, nes jaučiu iškart prisiduos visus. Na ir pabandysim sustumt. Na va, žiūrėkit, mums šiaip liko čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tai realiai 8. Taip, daugiau negu pusė priekabos. Ir spaudžiam collect. Žiūrėkit, lieka kitkas. Labai gerai. Ir ką dabar su jom daryt? Kokią kainą gal parduot? Tada savo nusipjausim, aš turiu nusipjauję man dabar. Kiek palaukit? Kiek ir
silage. 300. Lemba, aš už tiek kitkų, žinokit, tai nenupirksiu juk, ne? Nes mes dabar čia gautumėm kelis tūkstančius. Bet skaityk, čia yra suviniota viskas. Manau, parsivešim namo. Tai žodžiu jo, aš dabar išsipilu. Ir nulieksiu, jaučiu pasikraut, bet reikia tada ant... Aš nežinau, ar pakelsiu visų pirma su masėjuku. Bet, nu, gal pakelsiu. Tai jo, žodžiu, vat galim šalia balionų fone. Iš tikrųjų, jo, tai ačiū, kad užsukot, ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksime 4 epizode. Arba streame jau, galbūt. Žiūrėsiu, kaip gausiu naujas dalis ir panašiai, gal susirasiu pilnai kompiuteriui. Tai dar kartą ačiū, kad žiūrėjot. Parašykit komentarą, ką manote apie serijas. Nesupykit dėl to krešo, kaip sakant, nu tiesiog patys supranta toks dalykas, nu čia ne savo norų, tai taip labai stengiuosi dėl jūsų kurti turinį vis dažniau ir dažniau. Tai žodžiu, All Streams map'e pasiliksim šičia. Tai modpacką sukursiu, nežinau, arba po šituo video, arba po sekančiam video, kai išmėsiu visus nereikalingus modus. Ir jo, paspauskit like. Paprenumeruokit mano kanalą, jeigu to dar nepadarėt, kad nepraleistumėt naujų serijų. Ir ką, susitiksime jau greitai. Iki.